Iki mes su Kaimi atvykome į nuošalės sodybą. Mes lipsime nuo šio kalno, aišku, jisai palyginus su mažuoju Everestu yra niekas. Einam, aš jūs nuvesiu į mažąjį Everestą. Štai atvykome į mūsų lauktąjį Everestą. Mes nelipsim laiptais, nes būtų neįdomu. Todėl mes pirmą nulipsim, o paskui vėl lipsim į viršų. Bet dabar galim lipti kaip nori. Gerai. Gerai. Ir mes pradedam. Jūs palaukit sekundėlę, mes nusileisim. Ar jūs... Nors ne. Gal pažiūrėkit, kaip mes leisimės. Ar ne, Kajau? Ja. Man čikna prikaita čiuožiant. Na, turėsim daug darbelį lipt. Palaukit sekundėlę, mes pasitarsim, kaip lipti. Na, mes jau pasitarėm, kaip lipsim ir mes naudosim savo kojas, jokių įrangos ir kad būtų taip įdomiau. Pusę kalno filmuosiu aš, pusę Kajus. Aš filmuoju Kajų. Kajų lipam. Labai sunku. Nepatikėsit, kaip sunku lipti. Tokia įtampa, toks karštis, toks status kalnas. Jeigu norite karštį pajus, nueikit į pirtį, užsikačiagarinkit kiek įmanoma ir tada užsidėkit dar kombinzoną. O tada pajusit šitą karštį. Draugė. O mes užlipome į šį kalną. Pavargome. Bet dabar Kajus sakė, nori pagulėti. Kajau! Kajau! Kajus nusirideno. Tikiuosi, jis sužeidimų nepatyrė. Aš greit ridentis negaliu. Kajau! 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 Kas tau? Aš jam darau dirbtinį kvėpavimą. Aš turiu užtempti į kalną. Man kamera tik tai trukdys. Tada aš parodysiu biškį patensijų ir paskui sustabdysiu. Ir paskui kamerą išjungsiu ir paskui vėl įjungsiu. Na, parodysiu, kaip įtempsiu. O tiesiog paimsiu už rankos ir štai taip tempsiu. Gal jisai kalno viršuje atsigaus, reikia tikėtis. Užkopiau į kalną. Štai kiek man liko. Kitą kartą parodysiu, kada jau būsiu užlipęs. Va. Golkis, aš filmuoju. Va, Kajus jau biškį prasibudino. Matėt, kaip jis jau pradėjo eiti, bet mes jį nuridensim dar kartą, gal jisai atsigaus. Kajau, nepyk, brolau. Matot, jis rideno. Jisai va atsigavo ir dabar kops per laiptus, nes jam neužteks jėgų užlipt. Lip, Kajau, per laiptus! Kajau! Na, dabar mes nueisim iki tos valties, apžiūrėti ją. Gal mums pavyks nuplaukti iki
va tos va kito kranto, o ten yra mūsų namai, mes tą ir bandom pasiekti. Mes nefilmuosim, kaip nusileisim, nes gali pasibaigti kameros baterija. Na, pradedam. Nu jau pradedam filmuoti. Na, palaukit, biškį, mes sustabdysim, norim atsigerti. Na va, atsigėrėme. Ir mes jau nusilpę su kajum. Todėl mes tik įlipsim į valtį ir pasėdėsime. Ir pagalvosime, ką toliau daryti. Ar ne, Kajau? Mes sustabdysim video, kol įlipsim į valtį. Paskui mes įlipom į valtį, prisės Kajau ir palsėk. Ten sėsk. Geriau žiūrovai tave matys, sėdėk ten. Nesmagu. Mes labai pavargome ir mes negalime išplaukti. Pažiūrėkite, koks vanduo. Mes niekaip neišplauksime. Gerai, einam. Kur einame? Žiūrėkit, mes radom gyvybiškai svarbų dalyką. Tai yra laidas. Ką pafilmuoja, ką mes su juo padarysim. Mes nukreipsim jį į vandenį. Mes pabandysim su juo pagauti žuvį. Nuelektrinsim nuo kameros batareikos ir gal žuvis iškirps. Ką jau duok kamerą? Aš papilmuosiu, čia bus gerai. To įkišiu. Nuelektriname ir žiūrim, ar čia aplinkui buvo žuvų. Nieko, jokio kliovo. Bandome antrą kartą. Traukiam. Nieko. O, užkibo! Sėsk, Kajau, arba iškrisi! Mes toj nukrisim! Atsargiai! Paleisiu tą žuvį. Aš užrišiu šitą ir turim bėgti, kol žuvis neatvertė visos valties. Turbūt čia koks nors ryklys. Pririšau. Kajau, bėgam. Nu, man atrodo, jau mes turėtume baigti video. Komentuokit, subscribinkit, laikinkit, jeigu patiko video, jeigu nepatiko, pasakykit, kas nepatiko. Ate.